pradedant nuo gintarmedžių, kurie kažkada augo, pradedant nuo to, kai jie varškai pakėlau, bet čia jums papasakos, kur ta mūsų šilutė. O tenai čia jums ir atskleis. Mes pagalvojom, kad tos sunkius miltus, slegiantį, padarėm ant aukštą. Reginutė, perduodu žodį vicemerui, svečiams ir jiems. Prašom. Gerai, aš labai ilgų paskaitų nepasakosiu, labai trumpai. Kas pasikeitė, ką mes turime. Mes iš dvaro, iš 19 amžiaus patenkame staiga. Kai sako, kad dinozaurai jau buvo kaip ir išnykę, bet aš esu optimistė ir manau, kad pora dar tikrai lakstė arba skraidė arba kažkokiu kitokiu būdu dar judėjo. Tuo metu, kai augo gintariniai medžiai, gintarmedžiai, jūs matote šitame stende, buvo labai šiltas klimatas, mes visi tokio oro laukiam ir labai tikimės, kad ateinantį sezoną bus kiekvieną dieną įranga, kurią sumontavo čekai. Čia galėsite kiekvienas prieiti, pajudinti šitą linzę ir matysite gintaro gabaliukus padidintus maždaug 3 kartų. Čia yra įvairūs egzemplioriai, gintarė visokie, pirmos porcijos kiekėjusios, yra ir viską, uodų pasitaiko daugiausia. Kas norite, kas labai bijote, kokių lervų, tada nežiūrėkite į šitą stendą. Prieikite, pajudinite, pažiūrėkite, išbandykite, kaip veikia. Pasiūlykite, terliokite, mes ir esame tam, kad pajutume. Ir dabar, mėly svečiai, ir ypatingai gidai, kurie ateina, ne tik iš karto,